is November. This is January 17th of 2015 in Baltic Winter Festival question and answer session. We want to thank everybody that came to the Ekadasi last night. Taigi norime padėkoti visiems, kurie dalyvavo mūsų Ekadašio programoje vakar. We had 22 Vaishnavis and 28 Vaishnavas dancing all night around the deities. Jūs nepatikėsi, 22 Vaišnavi ir 28 Vaišnavai šoko aplinkui dievybės visą naktį. And we did Abhishek last night, 9:45 like that. Ir kažkur apie 10 maudėme dievybės. But the problem was they didn't have enough bottles at the end. Viena bėda tik tai buvo, kad buteliukų gale pritrūko. So half of it was not bottled. Taigi pusė to nektaro buvo nesupilstyta į buteliukus. And they said, well, we'll distribute it at breakfast time. Ir man jau taip sakė, kad per pusryčius išdalina. That's like default. Na, taip dažniausiai sako. Devotees will drink it. What do we worry? Taigi sako, ko jūs čia pergyvenat, bhaktai vis tiek išgėrė. I have no idea if they broke even because they were supposed to ask the people for donations. Bet aš iš tikrųjų nežinau, kaip ten buvo, nes iš tikrųjų, reikėjo paprašyti, kad bhaktai paaukotų. Actually, I want to congratulate everybody because all night vigil will satisfy all desires, fulfill all desires. Ir iš tikrųjų noriu pasveikinti visus, nes tas naktinis būdravimas per Ekadašį išpildo visus troškimus. Krishna will do anything for anybody who does it. Ir tam, kuris tai daro, Krishna padarys vardan jo viską. I did the first one about slightly more than 4 years ago. Slightly more than 4 years ago. Pirmasis mano naktinis būdravimas per Ekadašį buvo maždaug truputį daugiau negu 4 metai atgal. It was Safal Ekadasi. Tai buvo Safal Ekadašis. It was technically New Year's Eve. Ir jeigu šiaip techniškai pažiūrėjus, tai buvo naujų metų išvakarės. So I stayed up all night with 16 Vaishnavas and 16 Vaishnavis dancing around Gauranatai. Ir su 16 Vaišnavi ir 16 Vaišnavų mes šokome aplinkui Gauranitai visą naktį. And the next day, Dwadasi day, I got reciprocation from Paramatma better than I've ever seen in my life. Ir kitą rytą, Dvadašio dieną, pajutau atsaką iš Paramatmos tokį ryškų, kokio dar nesu patyręs savo gyvenime. People are worried about the next day. That's the big thing. Kas manęs laukia kitą dieną? That's why they don't show up. They're worried about the next day. Dėl ko jie ir nepasirodo tame naktinė būdravimo programoje, nes jie pergyvena, kas jų laukia kitą dieną. But if Paramatma reciprocates better than you've ever seen in your life, then who gives a damn for the next day? Bet jeigu Paramatma kitą dieną atsiliepia geriau negu visą kitą jūsų gyvenimą, tai ko jūs tai pergyvena dėl tos kitos dienos? You'll be wiped out for 2 hours or 4 hours or 6 hours, who cares? Na, gal būsit paplaukęs keletą valandų, ketvirtą, na, kam tai rūpi? And the more you do it, the less wiped out you are. Ir kuo dažniau jūs laikote šitos Ekadašio būdravimo programos, pastebėsit jūsų tas paplaukimo periodas vis mažės. I'll give you another example. Pateiksiu jums kitą pavyzdį. Just like I happened to be in New Zealand on a Monday when Mahashivratri came. Ir štai, pavyzdžiui, buvau Naujojoje Zelandijoje pirmadienį. What did you? Mahashivratri. Mahashiva? Mahashivratri. Mahashiva Ratri buvo. So you can't tell 5,000 Gujaratis not to worship Lord Shiva. They won't listen to you. Taigi jūs negalite pasakyti 5,000 gudžaračių, kad tą dieną negarbintų Šivos, nes jie jūsų tiesiog neklausys. It's like optional. Tai tarsi kaip mums, neprivaloma. But if Lord Shiva helped your worship of Krishna, then you don't have an option. Bet jeigu viešpats Šiva iš tikrųjų padės jums garbinti viešpatį Krishną, tai apie kokį čia pasirinkimą kalbam? So, what did these Gujaratis do? Taigi, ką tie gudžaračiai daro? Tuesday morning, they got wife, kids, jobs like everybody else. Kaip ir visi kiti, jie turi žmonas, vaikus.
If they had integrity, they called their boss. They told him, coming in a few hours late. Ir jeigu, kaip sakant, turi truputį išmintingumą, tai jie paskambins savo bosui ir pasakys, na, kitą rytą aš truputuką pavėluosiu, keletą valandų. Or they told a coworker, can you cover for me? Arba savo partneriui, savo kolegai pasakys, klausyk, gal gali mane trumpam pakeisti. Or if they had leave, they took leave. Arba jeigu jiems reikia kažkur išvykti, nu tai jie ir išvykti. If there's a will, there's a way. If there's no will, there's no way. Jeigu yra noras, atsiras ir galimybės, o jeigu noro nėra, tai jokių galimybių ir nebus. It's not what you're losing. Tai kalbame ne apie tai, ką jūs prarandat. It's becoming a new you. Tai yra tiesiog, jūs tampate visai kitų žmogumi. That's what it really means. Bet štai ką reiškia šita programa. So one has to be indefatigably determined. Taigi reikia būti be jokių abejonės labai ryžtingai nusiteikusi. Because the Supreme Lord is no poor person. Nes aukščiausiasis viešpats nėra bėdžius. And Tulsi Rani is no poor lady either. O Tulsi Rani irgi nėra iš nuskurdusiųjų rato. So I don't flinch for either one. I don't flinch. I don't hesitate. Aš net neabejočiau pasiaukoti dėl jų. Because I know they'll pay it back. Don't worry about it. Dėl Just to, spend ką the aš money on them. They'll pay it back. Aš net neabejoju, kad jie tikrai sugrąžins šimteriopai. So we've been here before. We've had programs before. Taigi, we have problems. We've done before. So who's got the first question for us? Taigi, mes jau esame darę šitas klausimų programas ir kas turi pas mus klausimėlių? For those that are new here, that weren't here before. Taigi, ypatingai tie, kurie dar nesat pas mus lankėsi. If you have a question, you have a relationship. Tai turėkite omeny, kad jeigu jūs turite lektoriui klausimą, tai reiškia, jūs turite su juo santykius. And if you don't have a question, where is your relationship? O jeigu klausimų jam neturite, tai apie kokius santykius su juo galime kalbėti. The Sanskrit word manishanam means intelligent. Sanskrito žodis manishanam reiškia išmintingas. And manu means human being. O manu reiškia žmogus. So if you don't have a question, look in the mirror and ask yourself, am I a human being? Taigi, jeigu klausimų nėra, tai kitą kartą pasižiūrėkite į veidrodį ir paklauskite patys savęs, o šiaip žmogus ar ne? Written ones are the best. Written questions are the best. Taigi, ir klausimai rašytiniu pavidalu iš tikrųjų yra patys geriausi. Because it allows the person to edit what they're thinking. Nes kai jūs rašote, tai jūs gerai pamastote, ką jūs rašote. And to be a little bit anonymous. Nobody knows who wrote it. Ir tai išlaiko anonimiškumą, tai jūs galite pateikti lapelį ir niekas net nežinos, kas parašė. This way, you stop criticism. Why are you asking this question? Ir tokiu būdu galima išvengti kritiškumo, kad kažkas pradės klausinėti, o ko tu tokį klausimą uždavinėjai. The good questions are kept on the top. Taigi ir geriausius klausimus laikysime viršuje. And if we get to a crazy question, we turn it into a good question. O jeigu, kaip sakant, apie kvailus pamiršim, tai kas dėl to pergyvens? Please write legibly. Tai ir dar prašymas, kadangi vertėjas žabalas, tai rašykite aiškiai. Don't harass the translator. Jo, neterrorizuokite vertėjo ir neverskite jo prakaituoti. Okay, who's got the first question? Taigi, kas pralauš ledus, pas ką pirmas klausimas? The first question is called the icebreaker. Trying to get to know you. That's what it means. Taigi, pirmasis klausimas pralaužia visus ledus. Kas turit? Pirmą klausimą. Mikrofoną. Lietuviškai ar angliškai iškart? Gali, jeigu moki iškart angliškai, paskui lietuviškai išvis. Tai klausimas būtų, ar reikia tulasi apkarpyti? Do you have to cut tulasi when it's growing? Dar kartą pakartok, mokytojas neišgirdau. Do you have to cut tulasi kaip šakelės? The branches of the branches while it's growing. Can you cut tulasi branches? If they're dry, yeah. Jeigu jos yra sausos, tai išdžiūvusios galima. The problem with dry branches is that it might be good. It has to be super dry. Then you can cut it.
Ta prasme, kad reikia būti atsargiam, nes gali atrodyti, kad šakelė sausa, bet jinai gali atželti. Ta prasme, kad jeigu jūs jau tikrai norite nupjauti tą šakelę, tai jinai turi būti tikrai sausa. Turi būti tikrai tikras tuo. Sometimes half of the branch is dry and the other half is green. Pavyzdžiui, kartais būna dalis šakelės išdžiūvusio, o dalis šakelė žalia. There is a British proverb, when in doubt, do without. Yra britų patarlė, kuri lietuviškai nesiverčia. If you're worried, Jeigu vienu žodžiu abejojate, tai geriau nedarykite. Srila Prabhupada one devotee asked Prabhupada this question. Vienas bhaktas uždavė tokį klausimą Šrilai Prabhupadai. He said, if you need the sun, if it'll block the sun, if the branch will block the sun, you can cut it, but what is the need? Taigi, jeigu šaka užstoja saulę, tai galima ją nupjauti, but what is the need? What is the need? What is the need to do it, to cut it? Bet ar yra poreikis tai daryti? So, it's like last minute excuse, you know? Tai yra, galim sakyti taip, nebūtinas, neprivalomas reikalas, jeigu jau tikrai jau labai yra poreikis, bet šiaip... If you need to do it, you can do it, but try to avoid it. Ta prasme, jeigu jau tikrai reikia tai padaryti, darykit, bet geriau to išvengti. Yep. Shall I read it first in English and then... Yeah. They wrote it in English. In Russian. In Russian. All right. Whatever you got to do. Do whatever you got to do. Yeah, I'll try. Hare Krishna. Mm-hmm. 5 months ago, someone gave me a tulasi. Mm-hmm. At the beginning, everything was okay. Mm-hmm. But now it seems that she is leaving her body. I tried my best, but feel horrible. What can be done? Klausimas. Prieš 5 mėnesius man davė tulasi ir atrodė pradžioje viskas buvo gerai, bet dabar jinai palikinėja kūną. Stengiausi daryti viską, ką sugebėjau, bet jaučiuosi labai blogai. Ką daryti? First business is to get a lamp, a good lamp. Taigi, visų pirma, reikia gero apšvietimo, geros lempos. Did you get a lamp for her? Ir kai kartais žmonės klausia, ką, jai ir apšvietimo reikia? And they ask, what's a lamp? Ir kartais, ar aš galiu paklausti, o kas yra lempa? Kas yra apšvietimas? Spend some money on her. Yeah, sure. Spend some money on her. Taip, ir dėl to nepasikuklinkit, reikia investuoti į apšvietimą. People, it's like a free lunch. They want benedictions, but they don't want to work for it. Taigi, čia tas pats kaip nemokami pietus. Jie nori kaip pasimėgauti gyvenimu, bet už tai mokėti nenori. Ananda Chaitanya got a lamp for her. Ananda Chaitanya gavo lempą jai. And then his tulsi was almost disappeared, sprung back to life. Ananda Chaitanya from which place? Oh, from Klaipėda. Ananda Chaitanya does. Oh, Ananda Chaitanya does. Aha, Ananda Chaitanya, jo. It's Lithuanian Ananda Chaitanya. Yeah. Yeah. Lietuviškas Ananda Chaitanya. Jisai gavo, reiškia, lempą tulasi ir tulasi buvo labai jau varganos, bet kai jisai pastatė tą lempą, tulasi labai sužaliavo. He was so impressed, he gave me a white paper. White paper means it's a university research paper. Mhm. Ir tai buvo pakerėtas šituo efektu, kad jisai man davė, reiškia, dokumentą įrodantį, kaip tai veikia. The difference between sodium vapor lamp and metal halidate lamps. Vienu žodžiu, čia techniniai klausimai, kuo skiriasi natrinės lempos ir ten dar kažkokios kitokios lempos. See, the metal halidate lamp is a high energy discharge lamp, but it looks a little blue. Taigi ir va tos, nežinau kaip tas terminas, natrio pagrindo lempos, jos atrodo truputį melsvo atspalvio. And the sodium vapor lamp looks a little red. It's the street lamp. O kitos lempos, jos yra naudojamos, jos kaip gatvės žibintai, jos tokios rausvo atspalvio.
And the street lamp beat hands down the other lamp. Ir, reiškia, dažnis tų kitų lempų yra intensyvesnis. The bottom line is one has to work hard for her. Kaip ten bebūtų, visų svarbiausia, kad iš tikrųjų reikia dėti visas pastangas tam, kad pasirūpinti Tulasi. You know, bugs are there, dirt is dead, you know. Visokių bėdų pasitaiko ir vabaliokai užpuola, ir dirva, reiškia, tampa netinkama. It's her strategy to pull you into her lotus feet. Iš tikrųjų, tai vienintelė, tai yra tiesiog jo strategija, kad atkreiptumėt į ją dėmesį. It was funny. I remember in one of the Baltic winter festivals here. Labai gerai prisimenu viename čia buvusiame žiemos festivalyje. One lady said, I had a Tulsi, she died, so I'm scared now. Viena matadži prisipažino, na, aš auginau Tulasi, bet Tulasi paliko kūną. Aš dabar jau bijau vėl auginti Tulasi. I said, come on, that's not logical. Ir aš pasakiau, klausyk, nelabai išmintingai skamba. Suppose a lady was pregnant. She had a miscarriage. She's embarrassed. She'll never get pregnant again. Tarkime, matadži buvo neščia, bet įvyko persileidimas. Ar tai reiškia, kad daugiau jinai niekada nesistengs turėti vaikų? Or her husband loses his job in the job market. He's embarrassed. He'll never get a job again. Arba, pavyzdžiui, jos vyras neteko darbo, tai ką, reiškia, jis daugiau darbo nebeieškos? Come on. What did you do wrong? Figure it out and go forward. Taigi, liaukis, kaip sakant, žliumbosi, įvertink, ką darai ne taip ir pasitaisyk ir tęsk toliau. One should serve her. That's all. Svarbiausia, ką reikia daryti, reikia jai tarnauti. You should not be a cheapskate. Cheapskate? Cheapskate means, you know, penny wise, pound foolish, you know? Cheapskate. Jo, nebūkite labai nesišykštėkite. Don't hesitate to do the needful for her. Taigi, ir negailėkite tiems dalykams, kurių iš tikrųjų reikia jos tarnystei. She's not a poor girl. Jinai nėra varguolė. I remember once, because I talk about in cold climates like this, I talk about getting a lamp for her. Taigi, gerai prisimenu, kadangi man dažnai tenka pamokslauti šalto klimato kraštuose, va tokiuose kaip čianai, kur mes tupim, tai va kartą aš pradėjau pasakoti, kad reikia gero apšvietimo. And you think you got a problem. In UK, they got bills on top of their bills. Ir jūs įsivaizduojat, kad čia gyvenimas Lietuvoje nesaldus. Didžiojoje Britanijoje ten mokesčiai veja mokesčius. So one lady said, how am I going to convince my husband about this expenditure? Ir viena matadži pasakė, bet kaip aš sugebėsiu tikinti vyrą, kad reikia padaryti tokias išlaidas? It was about 180 British pounds. Ta Must be lempa more now. kainavo gal 108? 80. Ta lempa kainavo 180 svarų sterlingų. Tai tais laikais, dabar turbūt dar daugiau. I said, oh, I got an idea. Ir aš pasakiau, kokios problemos, aš Put a turiu sumanimą. donation box in front of your Tulsi. Pastatyk šalia Tulasi, When you aukų see dėžutę. her, put a coin in the slot. Tuck! Ir kai reiškia, British pound in the slot. Tuck! kai ten į kiaurymę įmes, reiškia, svarą sterlingo, tai čia solidi moneta, tai pasigirs pukšti. Then after 6 months, you have your lamp. There you are. Ir po 6 mėnesių tokių paaukojimų jūs jau turėsite savo lempą. Then 7 months later, I got an email from her. I can't believe it. We got business. I got the lamp. And then I can't believe it. We have business we never saw before. Money flying all over the place, you know. Ir po 7 mėnesių gavau iš jos laišką ir jinai parašė man, kad taip, mes nupirkome tą lempą ir žinot, negaliu patikėti, dabar tiek turime įvairiausių verslo pasiūlymų ir pinigai tiesiog krenta iš dangaus. I said, she's not a poor girl. She'll pay for it. Don't worry about it. Ir aš pasakiau, taigi jinai nėra varguolė, jinai tikrai atsidėkos. One should never flinch when it comes to Tulsi. Taigi, nesikuklinkite ir nesišykštėkite, kai eina kalba apie tarnystę Tulasi. If you have the mood of a child, Jeigu jūs turite vaiko nuostatą jos atžvilgiu, then she's ready to be your mother. jinai pasirengusi būti jūsų mama. And she'll be better than your biological mother. Beje,
bus geresnė negu jūsų tikroji biologinė mama. She'll sweet talk you, she'll blast you if you need it. Jinai, kaip sakant, duos jums sužinoti, kai jums padarysit klaidų ir jums tikrai reikės. You just love and serve her. She can do the rest. Vienintelis, ko te reikia, tiesiog mylėkite ją, rūpinkitės ją, tarnaukite ją. Jin padarys visą kitą. She's even better than Lord Krishna. Iš tikrųjų, jinai geresnė netgi negu viešpas Krišna. She can hand Krishna on a platter to you. Jinai gali atnešti jums Krišną ant padėkliuko. And she's more soft-hearted also. Ir jo širdis taip pat minkštesnė. She can fulfill any desire and give you anything. Jinai gali išpildyti bet kokius jūsų norus ir suteikti jums viską, ko reikės. Just love and serve her. Vienintelis, ko te reikia, tiesiog mylėkite ją ir tarnaukite jai. Hey, Dial, when do we stop? Today. What time? What time should we stop? I'll check out. It means we'll think about it. Maybe yes, maybe no. When in doubt, do without. Quarter to 5. All right. What does it mean? It's in English. What does it mean to become a new person when we do not sleep at Ekadashis? What is the benefit of not sleeping? Tai ką tai reiškia tapti naujų žmogumi, kai nemiegi per Ekadašius? Kokia nauda iš to, kad nemiegi? Let's think hypothetically. Na, pamastykim. You have an argument with your spouse Tarkim, over money or something. susiginčijate su savo žmona arba su kažkuo. You lose your sleep. Ir dėl to taip susijaudinote, kad negalite miegoti. Or your child falls out of the apple tree and you in the middle of the night and you have to go to the hospital and you lose your sleep. Arba vaikas ropinėja po obelį, kažkodėl tai vidurnaktį ir išdrybo ir susilaužė ranką ir reikėjo vežti į ligoninę. Or you're in anxiety about your financial increment. Arba, pavyzdžiui, Your raise from your boss. finansai, kurie, kaip sakant, romansus dainuoja, ne, kaip rusai sako, ir jūs ramybės dėl to netekate. You lose your sleep. Ir dėl to negalite užmigti. Why not give your sleep to Narayana? Tai kodėl nepatidavus tokio miego Narayana? Now, Lakshmi Devi did it, and Lord Chaitanya personally did it. Lakshmi Devi tai darė ir viešpats Chaitanya tai darė pats. It's mentioned in Shastra. Tai apie tai minima Šastroje. It helps you out. And it helps. It helps anyone out. Taigi ir kiekvienam tai be abejonės padės. So, why not? Tai kodėl nepabandžius? Now, the anxiety is that, what about our sleep? Taigi, susirūpinimas, tai kaip dėl to miego? Sleep means death. O štai jums ir atsakymas. Miegas tai yra mirtis. Sleep also rejuvenates intelligence. Miegas be abejonės atgaivina intelektą. So, you have to think about it. Reikia pamastyti apie tai. You know? It's mentioned, I have some really heavy stuff. Turiu kai ką tokio, sunkaus, ką galėčiau pasakyti. You know, Lord Shiva says some pretty heavy stuff. Viešpats Šiva nesikuklina su žodžiais. You want to hear it? Ar tikrai jūs pasirengę išgirsti It's tai? really heavy. Gerai sėdėt, nes tuoj kaip ir pasakysim. Lord Shiva tells his wife, Parvati, he goes, Taigi, viešpats Šiva sako savo žmonai Parvati. what can I say, Parvati, if somebody doesn't do all-night vigil? I got nothing to do with them. Ir ką jau kalbėti, motina Parvati, jeigu kažkas per Ekadašio naktį miega, ką apie jį kalbėti? Nieko bendro su juo Do neturi. you want to see her something heavier? Nori dar kažko kiečiau? Lord Shiva says, if they're not going to do all-night vigil, then they're not qualified to worship Lord Vishnu.
Ir Šiva sako, jeigu jie nepasirengia per Ekadašio naktį būdrauti, jie nekvalifikuoti garbinti viešpatį Višnų. There is another shloka that's pretty heavy. Yra, patikėkit, čia dar nekručiausia buvo, yra dar kita kieta šloka. Basically, the Sanskrit mood is scare the hell out of you and give you some instruction you'll never forget for your life. Tai yra esmė tokia, kad taip jūs įbauginti, kad jūs niekada gyvenime nenorėtumėte to pakartoti. One shloka says, to have sex with your mother is good. Ir viename posme sakoma, seksas su savo motina visai neblogai. To kill Brahmins and eat the flesh of cows is good, but not to eat an Ekadasi. Taigi ir žudyti karves ir valgyti mėsą, kas čia tokio, bet don't eat on Ekadasi. Bet nevalgyk per Ekadašį. People, make a new you. Taigi, tapkite naujuoju aš. Think about it. Susimastykite apie tai. A lot of people, by the time Ekadasi comes around, their body needs a fast day. Prisipažinkim atvirai, kai priartėja Ekadašis, daugumai ne pro šalį yra papasninkauti. Your body needs a clean out. Taigi, jūsų kūnas jau tiek primaitintas, kad jam reikia truputį poilsio. So, there are different ways to detoxify. Yra įvairūs būdai, kaip galima atlikti detoksikaciją. Vegetarian food is one detox. Vienas iš tokių metodų tai yra vegetarinis maistas. Another detox is eating only fruits. Kitas variantas tai yra valgyti tik tai vaisius. Another detox is drink only water. Dar vienas variantas gerti tik tai vandenį. Another detox is completely give up all water. O dar vienas variantas iš viso nei valgyti, nei gerti. It really depends on the situation. Taigi viskas labai priklauso nuo aplinkybių. Let's say you normally take 3 meals a day. Tarkim, valgote kaip įprastai dažniausiai 3 kartus per dieną. What's a meal? Kas yra tas valgis? Buy it, chop it, cook it, offer it, distribute it to the devotees. You eat it last. Taigi, perkate, ruošiate, gaminate, dalinate baktams ir paskutinis pats valgote. Then then there's post-prasadam paralysis. You go to sleep. Nepamirškite dar apie po prasadinio paralyžiaus, reikia pagulėti ant šuniuko ir ne valandą. Then whatever goes in has to come out. Taip pat dar vienas liūdnas priminimas, kad tai, kas įeina, turi ir išeiti. So, answer the call of nature, take a bath. Ir kaip pas Vaišnavus įprasta, kai gamta pašaukia, tai paskui dar ir maudytis reikia. Add the whole thing up. It beats like 4 hours a meal. Taigi, sudėkite viską į vieną krūvą ir gaunasi vienas valgis jums kainuoja 4 valandas. So Ekadasi is really done for health. Taigi, Ekadašis be abejonės labai gerai sveikatai. It is called, the night is called Harivasara, the resident of Lord Hari. The night? Is called Harivasara. The night. Ekadasi night is called Harivasara. Ekadašio naktis vadinama Harivasana. Harivasara means the residence of Lord Hari. Tai reiškia viešpaties Hari buveinė. He may live in some places, but he definitely is there on Ekadasi night. Be abejo, nes viešpas Hari randasi įvairiose vietose, bet viena vieta, kuris tikrai yra, tai Ekadašio naktis. So, you try 6 months worth of Ekadasis like that. Taigi, pabandykite 6 mėnesius va taip laikytis Ekadašio. Because it's real easy when Ekadasi happens on the weekend, but what happens when it happens in the weekday when you have to work and stuff? Aišku, labai paprasta kalbėti, kai Ekadašis išpuola per išeiginės, bet ką daryti, kai Ekadašis išpuola darbo dieną? So, you accept vows that you can do in any time and in any circumstance. Tiesiog duokite įžadą, laikysius tokį Ekadašio, kas be nutiktų, kokios dienos bebūtų. So you do it for 6 months worth of Ekadasis. Ir kai 6 mėnesius taip laikysitės, then you're shocked. My God, I didn't die. Jūs patys nustepsite pažiūrėję į veidrodį, aš dar nenumeriau. Then raise the bar a little bit more. Do a little bit more for Krishna. Ir tada kilstelkite šitą lištvelę aukščiau. Padarykite daugiau dėl Krishnos. Just like the sportsman.
raise that bar a little bit more. Kaip pas sportininkus, pakelkite kartelę truputį aukščiau. Krishna is not interested in what you give him. He wants what's behind your back. Tai Krišnai netaip įdomu, ką jūs jam duojat, jam įdomiau, ką jūs ten užnugarėje pasislėpęs laikot. So you figure, God, I didn't die. Ir kai jums suprasite po 6 mėnesių, kad jūs dar gyvas, So you throw another meal taigi atsisakykite dar vienam valgio. and you keep a diary. What did you do with that 8 hours? Ir galite netgi užsirašinėti, kad būtų įtikinamiau, ką jūs per tas laimėtas 8 valandas sugebėjote papildomai padaryti. Bhaktivinoda Thakur says in Chaitanya Shikshamrit, you make your, on Ekadasi day, you make your short-term plans for long-term prema. Taigi ir Bhaktivinoda Thakura patarė Ekadašio dienomis short-term plans for Long-term prema. Sudarykite tokias trumpalaikius planus siekiant ilgalaikių tikslų. In Chaitanya Shikshamrit. Tai ir Bhaktivinoda Thakura kalba apie tai Chaitanya Shikshamritoje. Then, so you have one meal left. Taigi ir štai jums po tokių bandymų beliko tik tai vienas valgis per dieną. If you take that one meal of the day after noon, you'll get 25% of the result of Ekadasi. Jeigu tas vienas valgis pas jūs bus vidurdienį, tai jūs gaunate 25 Ekadašio laikymosi procentus. If you take that one meal a day in the evening time when the sun goes down, Jeigu to laikotės, kai saulė nusileidžia jau vakare, then you get 50% of the result of Ekadasi. gaunate 50% pilną Ekadašio laikymosi. Then some people are really spiritual. Some people are really Some people are really spiritual. Our ancestors in Kartik, they were really spiritual. Mūsų protėviai, jie iš tikrųjų buvo labai dvasingos asmenybės. So they did like Falahari. They ate fruits for 30 days and were spiritual as they could and slept for 2-3 hours a day. Ir Kartikos mėnesį jie visus tas 30 dienų, jie valgydavo tik tai vaisius ir miegodavo gal tik po 2-3 valandas per dieną. So 6 months later, you figure, God, I didn't die. Ir po 6 mėnesių, va taip, kai jūs valgote kartą dienoj, pasižiūrėję ir įsitikinę, kad jūs dar gyvi, Do a little bit more. padarykite truputį daugiau. Then they figure, okay, look, we're going to take only fruits. Ir tada nutarėt, na gerai, nuo šiol per Ekadašius valgysiu tik vaisius. Because fruits basically means shut up, leave me alone. You're telling your fiber digestion, shut up, leave me alone. No. Nes valgyti vaisius, ką tai reiškia, jūs savo virškinimo ugniai sakot, užsičiauk, palik mane ramybei. No fuss, no muss, no pots to clean, nothing. Taigi įsivaizduokite, jokios betvarkės, jokio ten ruošimo, jokių puodų plovimo, vajetau kiek laiko. One Vrajavasi told me that when he was 3 years old, there was nothing to eat in his house. His parents were so absorbed in Ekadasi, there was nothing to eat. So he did Ekadasi from the age of 3, he remembers. Vienas Vrajabasis man pasakoja, kad kai jam buvo 3 metai, tai Ekadašio dieną namuose tiesiog nebuvo ką valgyti, nes tėvai griežtai laikėsi Ekadašio. Ir nori, nenori, vaikas irgi laikėsi Ekadašio nuo 3 metų. If there's nothing to eat, then you can't eat nothing. Kai nėra ką valgyti, tai nieko ir nevalgai. Parents were really absorbed. Tėvukai buvo tikrai pasinėrę. The saying goes, if the kid is good, the parents are shinier. Taigi ir toks yra posakis, kad jeigu vaikas yra geras, tai tėvai dar labiau spindi. We'll tell you about that later. Na, vėliau priminsim tai jums. Okay, so suppose you survived 6 months. Taigi įsivaizduokime, kad su vaisius jūs išgyvenate 6 mėnesius ir nenumirėt. Then do a little bit more. Tuomet padarykim dar truputį daugiau. Then you do sajal, drink only water. Ir darote sadžial, tai reiškia per Ekadašį gerite tik vandenį. So some people fast by drinking only water. If it's really hot, then you need water. Ir kai kurie žmonės tai vat ir pasninkauja, gerdami tik tai vandenį. Pavyzdžiui, jeigu labai karšta, jie gal ir gerai. Some Ekadasis, you chant the whole Gita.
Pavyzdžiui, kai kuriais ekadašiais visą gitą skaito. It's recommended to chant the Gita on Ekadasi. Iš tikrųjų yra patariama ekadašio dieną skaityti gitą. Moksha Da Ekadasi was the day that Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna. Pavyzdžiui, Mokšada ekadašis buvo kaip tik ta diena, kai Krishna Arjunai išsakė Bhagavad Gita. If they give you a good mic, then you can do it. Ir jeigu turite gerą įgarsinimą, galite tikrai tai daryti. And if they don't give you a good mic, then you have to drink water. Bet jeigu neturite gero įgarsinimo, tai tada be vandens neišsisuksit. So, water is sometimes needed. Taigi, vandens kartais iš tikrųjų reikia. There was a lady that had crystal joints. She couldn't walk properly. She had joints in her crystal. She had crystal joints. Taigi, buvo viena moteriškė turėjo labai didelės problemas su sąnariais, jinai praktiškai negalėjo vaikščioti. So, she fasted for 107 days. Jinai pasninkavo 107 dienas. And then, after 107 days, she got out of the wheelchair and walked. Po 107 dienų jinai atsikėlė iš invalido vežimėlio ir nuėjo savo. In Ayurvedic medicine, there is a statement, unwanted guests and diseases, you don't feed them, they go away. Ir Ayurvedui taip yra sakoma, unwanted guests and diseases. You don't feed them, they go away. Nepageidaujami svečiai ir lygos. Jeigu jų nemaitinsit, jos pasitrauks. Jie pasitrauks. So it's not what you're giving up. It's becoming a new you. Taigi čia ne tai, kad jūs kažko atsisakote. Iš tikrųjų, jūs tampate kitą asmenybę. So, after 6 months of that. Taigi, ir po 6 mėnesių. Because Ekadasi happens every 2 weeks. Ekadašis tik kas 2 savaitės. And the appearance day of the Lord is also good. Ir taip pat labai palanku yra viešpaties apsireiškimo dienos. If you do all-night vigil, then you'll get a lot of benefit. 1,000 times the benefit. I have some Sanskrit about Janmashtami and Radhastami. Ir jeigu jūs visą naktį būdraujate viešpaties apsireiškimo dieną, tai jūs gaunate 1000-eriopą dvasinį palaiminimą. Turiu sanskrito 1,000 times the benefit of Ekadasi. Pretty good. 1000-eriopą Ekadašio palaiminimą, tai pavyzdžiui, tai taip pat galioja Janmashtami dienoms, Radhastami dienoms, turiu sanskrito įrodymą. And Bhakti Sandarbha Anuchet 252.1. Ir Bhakti Sandarboje Anuchet 252.1. Then Jiva Goswami quotes that Prahlad Maharaj in a previous life was arguing with a prostitute. Jiva Goswamis pasakojo, kad Prahlada Maharajis savo praeitą gyvenimą ginčijosi su prostitutė. And he didn't sleep and he didn't eat. And the next birth he became Prahlad Maharaj. Jis nemiegojo, nevalgė dėl to susiginčymo ir kitą gyvenimą jis tapo Prahlada Maharają. Any appearance day of the Lord like that. Ir ta pati taisyklė galioja bet kokiai viešpaties apsireiškimo dienai. Gaur Purnima, Ram Navami, you can do it. Tai galioja ir Gaura Purnimai, ir Ram Navami. Nityananda Trayodasi, you can do it. Nityananda Trayodašis va greitai bus, galite tai daryti irgi. It really depends on you. Viskas iš tikrųjų priklauso nuo jūsų. Naranjan Maharaj said that you have your institutional capacity and your personal capacity. Whatever you can't do with your institutional capacity, you can do in your personal capacity. Taigi, Naranjanas Swami sakydavo, kad capacity, sugebėjimai, I don't know. Capacity. Capacity means ability. Ability, yeah. Ta prasme, yra sugebėjimai, kurie galimi kaip institucija ir sugebėjimai, kuriuos tu turi pats asmeniškai. Jeigu visa institucija, reiškia visa bendryje, bendruomenė negali to daryti, tai tu gali pats savo daryti. Prabhupada's godbrother in 1996, he was 99 years old. Šilas Prabhupados dvasinis brolis 96 metais, kuriam tuo metu buvo jau 99. In Radhakund he said, nobody should be proud of 24 hours fasting without water. Because previously it was 2 days. And who's doing that? Now vigil, that's tough. Ir jisai pasakė, niekas neturėtų čia labai pūstis, kad jisai 24 valandas sausai pasninkauja. Anksčiau 2 paras
visi tai darė. Nu, bet aišku, jeigu vat, naktinis būdravimas, va čia, tai jau kiečiau. In Numbers there is strength. In Numbers there is strength. Taigi skaičiuose yra stiprybė. If you have a lot of people doing it, then you can get Ta strength prasme, from kad them. jeigu kuo daugiau žmonių tai daro, tuo lengviau tai yra daryti. Your determination is going to be tested when you have to do it by yourself. Bet jūsų tikras ryžtingumas išaiškės tada, kai jūs turėsite pats vienas tai daryti. Taste. Do you have taste or not? Viskas priklauso nuo to, ar turite skonį tam ar ne. Krishna will see. It's called pariksha. Krishna will see what you got. Krišna pasižiūrės, ar turite jūs ten skonį ar ne. You don't have to prove it to others. You can prove it to Krishna. Krishna sees what you've got and what you've given. Nereikia kitiem čia pokazuchą daryti, Krišna pats patikrins. It's so vigil is the big thing. Taigi, naktinis būdrimas nėra kažkas tokio paprasto. In the late 1970s and early 80s, Vėlyvaisiais 70-aisiais, ankstyvaisiais 80-aisiais we were working hard for festivals. mes labai sunkiai plušome ruoždami įvairius festivalius. And you stock your rounds up. We'll chant them later. Ir džiapos skola kaupdavosi, galvodavom, vėliau sukartosiu. After the festival, then you have to finish your rounds. Ir po festivalių tekdavo prakaituoti, kad užbaigtum savo džiapą. So we had rules. Mes For turėjom 3 rules for late night japa after 10 p.m. Mes turėjom tokias 3 geležinės taisyklės vėlyvai džiapai po 10 vakaro. Don't stop moving. Pirma, nesiliauk judėjęs. Don't stop chanting. Antras, nesiliauk kartojęs. Don't sit down. Trečias, nesėsk. And if you do that, your japa is finished. Ir jeigu tik vieną šitą taisyklę sulaužai, viskas, bas, džiapai galas. So kirtan is the big thing. Taigi, kirtanas yra puikus dalykas. If you feel tired, have somebody next to you. Jeigu jaučiatės pavargę, tai reikia, kad kažkas šalia būtų, kuris pliaukšteltų jums. That's the key. And kirtan is the big thing. Just keep moving. Ir kirtanas yra puikus dalykas, tiesiog nesiliaukite judėjęs. Everybody falls asleep on Ekadasi, but you don't have to. Visi užmiega per Ekadašį, bet neprivalot. Just keep moving. Tiesiog nesiliaukite judėję. Okay. How to get enthusiasm to get up early in the morning. Iš kur, kaip prisiversti atsikelti rytais? Wow. It really depends on the person. Iš tikrųjų viskas labai priklauso nuo žmogaus. Make sure you have enough sleep at night. Visų pirma, iš tikrųjų reikia būti tikram, kad skiriate pakankamai laiko poilsiui naktį. Narada Muni mentions about that in 7th canto, chapter 15, verse 23. 7.15.23 Narada Munis Šrimad Bhagavatam sako. That's Swapna Nutishtamanava. Somebody was sleeping, gets up. Somebody was sleeping. Sleeping, get up. Tas, kuris miega, kelkis. And he also says in the same shloka, you have some arrogance, serve a great soul. Nambad Mahadupasaya. Ten yra sakoma, reiškia, jeigu esi kažkiek išdidus ir tave kankina išdidumo problema, tai tarnauk iškiliai asmenybei. So, another thing is that you put it off. I'll sleep later. Kitas dalykas, galite paguosti save, tai dar vėliau pamiegosiu. You have to think of what you're gaining, not what are you going to miss. If you sleep, what are you going to miss? Taigi reikia suvokti labai aiškiai, kad jeigu miegosite, ką jūs prarasit. Jūs turite aiškiai žinoti, ką jūs galite pasiekti, jeigu nemiegosit. We're talking about a new you. Taigi mes kalbame apie jūs kaip apie naują asmenybę. That's the point. Va čia yra esmė. If you have new you, then you can do it. Jeigu jūs tampate naują asmenybę, jūs be abejonės galite tai padaryti. Another thing is by associating with devotees. Kitas, kas dar labai svarbus faktorius, reikia bendrauti su bhaktais. Just like, for example, the Mangalartik is cool.
Kaip pavyzdžiui, jeigu mangalarati yra puikiai. If you like the Lord, he's dressed in his nice night outfit. He's sweet. So you look for that. You go for that. Ir galite įsitikinti, kai ateisite į mangalaratį, viešpats yra aprengtas naktiniais drabužėliais ir jis atrodo ypatingai mielas. Tai va, jeigu jūs iš tikrųjų pajusite tą skonį, jūs norėsite atbėgti į mangalaratį. When you see the deities in their winter cloth, it looks pretty cool. Kai jūs matote dievybės aprengtas žieminiais drabužėliais, tai atrodo labai tikrai įspūdingai. In Vrindavan, it's not as cold as here. Vrindavane be abejo, nes nėra taip šalta kaip čia. So in January, when you see their lordships with their wool chudders on like that, they look just like as if you knocked on their door. How are you? You're really sweet. You can see Kai them. pamatote dievybės How are you? aprengtas visokiais vilnoniais čedarėliais ir taip toliau, tai jūs, toks įspūdis tarsi jūs pastuksenot joms į duris ir klausėt, kaip jums sekasi. So Prabhupada said that if you go to the Mangalartik, then you're making advancement in spontaneity. Taigi ir Prabhupada sakydavo, kad jeigu ateinate lankotės mangalaratį, tai jūsų spontaniškumas stiprėja. So getting up early is not bad. Taigi, keltis anksti nėra blogai. As long as you sleep good in the evening, sleep earlier in the Bet evening. viskas labai priklauso nuo to, kada nueisite miegoti vakare. Sometimes you have to set an alarm clock. Sometimes you have to set an alarm clock, 2 alarm clocks, far away, you know. Kartais tenka pastatyti ne vieną žadintuvą, o 2, o antrąjį pastatyti taip toli, kad iškart nepasieksit. So that you have to get up and move and set and turn that other alarm off. Tam, kad reikėtų paprakaituoti, kad tą žadintuvą atjungti. I remember as a child they had a cartoon that the alarm clock is ringing and the man is sleeping and the hammer and a hand comes out of the alarm clock. Wake up, stupid! Bang! Hits you on the head. Prisimenu iš vaikiškų šitų multikų, kai ten žmogelis miega ir šitas žadintuvas su plaktuku kaukšt miegančiam sako, kelkis kvaily. So one has to get up. Taigi, nori, nenori, keltis tai reikės. Another thing is that you can also, the third one, you can also get somebody who gets up, you know will get up, then they can get you up. Dar kita gudrybė yra tai, kad tie, kurie moka atsikelti, kad paprašyti jų pagalbos, kad padėtų jums atsikelti laiku. They're like number 3. You know, if you fail with these 2 alarm clocks, then somebody else will wake you up. They're number 3. Taigi, jeigu nepadeda 2 žadintuvai, tai turėkite 3 apsauginį variantą, didįjį broliuką, kuris jūs pažadina. Again, one has to think, it's a new me. Taigi, nepamirškime, tikslas turėtų būti, kad aš noriu tapti naujų žmogumi. You have to make plans with determination. Taigi, turite būti labai ryžtingi. Really tough. These 2 questions are really tough. Huh? No, they are good. For the desert. It means later on. Sometime. It means the other people who ask the other questions that are good, you can talk with me privately about it. Yeah. Very nice questions. It means, what are we going to do? We have 3 nice questions. What are we going to do? We're going to have to see them later. The next year, maybe. Tulasi seeds were lying for 1 year, packed. Can we hope that the tulasi will sprout out from them? Should be able to do it without a problem. Ta prasme, klausimas toksai yra, tulasi sėklytės išgulėjo 1 metus laiko, ar iš jų gali išaugti tulasi? Taip, be abejonės. See, tulsi seeds are easy. Tulasi sėklytės yra paprastos. Now, getting amalaki to sprout,
That's difficult. Bet vat, jeigu norėsite, kad Amalakis išaugtų iš sėklytės, o čia tai jau užduotis. Out of 400 seeds, you're lucky if you got 100 to sprout. 400. Out of 400 seeds, 100 will sprout. You're lucky. Ir jeigu iš 400 sudygs, o jums labai pasisekė. Tulsi is easier. Su tulasim viskas gerokai paprasčiau. Prabhupada said that you can give plants to devotees, but seeds you give to anybody, non-devotees. Taigi, Prabhupada sakydavo, kad tulasi medelių negalite niekam duoti bet kam. Tačiau sėklutes galite duoti bet kam, netgi ne baktams. They're non-devotees. Jie ne baktai. If she sprouts, who are we to tell her no? Bet jeigu jinai pas tą žmogų sudygs, kas mes tokie pasakyti, kad ne, vat jis negali. She wants to make them a devotee. Nes tai tokia tulasi strategija, jinai nori, kad jie taptų baktais. There was an interesting story about a lady who in Nizhny Novgorod who told me, after I gave a Tulsi seminar, she told me her story, how she became a devotee. Viena matažė Nižny Novgorode, kai aš skaičiau tulasi seminarą, jinai papasakojo man savo gyvenimo istoriją, kaip jinai tapo baktu. My defect was I didn't ask her name. Viena bėda tik tai, kad jos vardo nežinojau. The temple president doesn't know who she is. The right-hand man doesn't know who she is. A girl from that city doesn't know who she is. Ir kaip saka, niekas iš tikrųjų net ir nežinojo, kas jinai tokia. We're hoping that Tulsi will introduce her later on. Ir mes labai tikimės, kad mes vėliau apie ją sužinosime, kas jinai tokia buvo. So, this girl was not a devotee, but she was good at taking care of indoor tropical plants. Šita moteriškė jinai nebuvo baktas, bet jinai buvo patyrusi prižiūrėti tropikinius augalus kambario sąlygomis. And her neighbor, a devotee, had to go to Moscow to make money in the middle of the winter. Ir jos kaimynė buvo baktas ir jai reikėjo išvažiuoti į Maskvą truputį pauždarbiauti, tai buvo viduržiemis. You think this is cold. In Nizhny Novgorod, it's even colder. Jūs galvojat, kad čia pas jūs čia šalčio polius, ne? Ne, Nižny Novgorode dar šalčiau. -19 centigrade. 19? -19 centigrade. 19? 19. It's nothing. Not too bad. Not too bad. We have winter festivals -30. Here. 33, yeah. With Bhakti Chaitanya Swami from South Africa, that was +33. So it's not so bad. Vienu žodžiu, Nižny Novgorode buvo -19. Nu, šalta. Not too bad. So she says, look, I'm going to go for 2 months. Who's going to take care of my Tulsi while I'm gone? Matažiai kilo problema, nes jinai turėjo iškeliauti keliems mėnesiams ir kažkas turėjo prižiūrėti jos tulasi. So she gave the Tulsi to her neighbor. Taigi jinai davė prižiūrėti savo tulasi kaimynį. And so, what is this? Ir kaimynė nustebo, kas čia per augalas? This is a plant from India. Ir jai kaimynė baktas jai paaiškino, čia toks augalėlis iš Indijos. Well, what do I do? O ką su juo daryti? Just give it some water and sing songs. Na, truputį palaistyk, padainuok. What did she sing? I don't know. Ką jinai dainavo, aš iš tikrųjų nežinau. Now, Tulsi Rani is Bhavagrahi. She just accepts the mood. Bet Tulasi Rani, jinai Bhavagrahi, jinai tiesiog priima jūsų nuostatą. In 2 weeks flat, she changed this girl's life around. Taigi, prisireikė viso labo kelių savaičių, kad tos moteriškės gyvenimas apvirksta aukštyn kojom. In the middle of the winter, she thought, what kind of life am I leading? She gave up meat eating and drinking in the middle of the winter for a Russian girl. That's not bad. Taigi, viduržiemį, įsivaizduokit, rusų moteriškė liovėsi valgyti mėsą, metė gerti. Va, viso labo po 2 savaičių. Rusų moteriai, čia jau neblogai. Then she bought a Bhagavad Gita on the streets. Plus, gatvėje įsigijo Bhagavad Gita. There are very few book distributors these days. Tais laikais ten buvo viso labo keli platintojai. This means she was marked. She gets mercy.
Taigi tai reiškia, kad jinai buvo tikrai išmintinga, nuovoki, jinai gavo malonę. Then in the Bhagavad Gita it said, come to our temple. Now, how many people buy our books and go to our temple? She did. Taigi ir Bhagavad Gitoje buvo parašyta, ateikite į mūsų šventyklą. Dabar kiek mes knygų išplatinome ir kiek žmonių, kurie skaitė, ateina į šventyklą. O jinai perskaitė ir atėjo. Then there's a cafe. They have like 4 tables. Who buys our books, goes to the temple and eats prasadam in the cafe? She did. Ir kas iš tų, kurie perka knygas, skaito jas ir paskui dar ateina pas mus į mūsų kavinės. Bet jinai nusipirko, perskaitė ir atėjo į šventyklą, atėjo į kavinę pavalgyti. When she finished prasadam, then they said, go see Gaurnitai. Who buys our books, goes to our temple, eats prasadam and goes see Gaurnitai? She did. Ir kai jinai pavalgė, jai pasakė, gal tu nori Gaurnitai dar pasižiūrėti. Jinai, dabar pagalvokim, kas iš žmonių, kurie nusiperka knygas, kas jas skaito, kas ateina į šventyklą ir pavalgo ir dar paskui eina pažiūrėti Gaurnitai. Next to Gaurnitai was growing Tulsi Rani. And she said, oh, I got a plant like that. And everybody laughed. They understood that Tulsi Rani made her a devotee from scratch. Nobody preached to her. She didn't know zero of the philosophy. Ir šalia Gaurnitai stovėjo Tulasi, jinai pasakė, o, šitą augalėlę aš žinau, jis pas mane auga. Ir bhaktai suprato, aha, reiškia Tulasi padarė ją bhaktų, nes niekas jaigi nepamokslavo. So sometimes Tulsi wants to make them a devotee. Taigi, kartais Tulasi nori padaryti kažką tai bhaktų. Our only business is to teach them how to take care of her. Mūsų vienintelis rūpestis tai yra išmokyti, kaip reikia tinkamai garbinti Tulasi. It's like you have a kid. Okay, now you have a child, take care of the child. Kaip pavyzdžiui, turite vaiką, tai gerai, turite vaiką, tai dabar pasimokykite, kaip tinkamai jį prižiūrėti. Or like the saying goes, you made your bed, now sleep in it. Arba kaip yra toks posakis, pasikloju lovą, tai dabar ir pamiegok. So householders have to take care of their wife. Taigi, pavyzdžiui, šeimos žmogus turi pasirūpinti žmoną. There are some days when I am afraid to chant japa. But I know that japa will help me. How can I convince myself to start chanting that day when I am afraid? Kai būna dienų, kai visko bijau netgi kartuoti džapą, tačiau žinau, kad džapa man padeda. Kaip įsakyti savo, kad pradėti ją kartuoti tą dieną? You have to consider the ramifications if you don't. Taigi, galite labai paprastai pamastyti apie tai, kas jums gresia, jeigu jūs nekartosiu. Suppose you don't do it. What's going to happen? Pavyzdžiui, jeigu nedarysit, kas jums gali nutikti? Suppose you do it. What's going to happen? Arba pagalvokime apie tai, jūs darote ir kas tada jums bus. In Japa Reform Notebook, Srila Satsvarup Maharaj mentions, when it's talk quality or quantity, when that's the argument, then Satsvarup Maharaj mentions in Japa Reform Notebook, the bottom line was, I promised. Taigi, Satsvarupa Dasa Gosvamis knygutėje Džapos reforma pokalbėje, kas yra svarbiau, kiekybė ar kokybė, jisai sako, žemutinė riba yra tai, mano pažadas. Aš pažadėjau. I promise, get them done first. We'll talk about quality later. Taigi, ir mano pažadas buvo toksai, aš pasižadėjau kartuoti džapą. O apie kokybę, quality comes after stability. Get them done. Then after that, we'll talk about quality later. Taigi, kokybė atsiranda po stabilumo. Kai jūs stabiliai pradedate kartoti šventus vardus, kokybė savaime atsiranda. I am very egoistic and selfish person. How can I curb the egoism? Egoism. Mm-hmm. I want to serve my husband, but first of all, I expect something from him. What could be done?
Aš didelė egoistė ir savanaudė. Kokie žingsniai šį egoizmą galėtų sumažinti? Noriu tarnauti savo vyrui, bet pirmą visko laukiu iš jo. Ką daryti? It's like a lady is asking a sannyasi about marriage or about getting pregnant, about having a child. What the hell does he know? Taigi, dabar susimastykim realistiškai. Jau jūs užduodat sanyasiui, Mataji užduoda sanyasiui klausimų, kaip tapti neščia ir panašiai. Nu, kaip sanyasis gali žinoti The tokius saying is, dalykus? don't bark up the wrong tree. The dog is barking at the tree, but the cat has jumped to another tree. Don't bark up the wrong tree. Taigi, tai yra toksai posakis, nelok ant netinkamo medžio. Tai yra, paaiškinimas yra toksai, šuva lojo ant katės, kuri užšoko ant medžio, bet katė peršoko jau ant kito medžio, o šuva dar ant ano loja. You know, you can't be the only lady that has this problem. Taigi, nu, turbūt jūs ne vienintelė Mataji, kuri turi tokią problemą. So ask other ladies, what do you do? Taigi, paklausinėkite kitų Matajių, kaip jos sprendžia šitą bėdą. There is a joke. You haven't seen your sister in 40 years, you can Google and get her on Facebook. Yra toksai pokštelis, jeigu nematėte savo sesers 40 metų, tai tiesiog Google'e surinkite jos vardą ir tikrai pamatysite. You can probably, did you Google and get a research? Ar jūs iš tikrųjų pabandėte Google'e paieškoti? You probably get a lot of people. Same thing happened to me. I did this. Taigi, va, su šita problema galite paguglinti ir pamatysite, turėjau tokią problemą, aš irgi turėjau ir jūs gausite krūvą atsakymą. Dambad Maharapasaya in 7th canto, chapter 15, verse 23, Narada Muni tells Yudhishthira Maharaj, you have some arrogance, serve a great soul. Taigi, tame posme, kurį mes jau minėjom, 7.15.23, Narada Munis sako Maharadžui Yudhishthira, jeigu jūs esat šiek tiek pasipūtęs, tai tarnaukite iškilioms sieloms. By serving devotees, we're all made out of nothing but the mercy of a devotee. Mes visi iš tikrųjų tiesiog esame sutverti iš bhaktų malonės. And because of devotees, we're still here. Ir tik bhaktų malonė mes vis dar čia. So love and serve devotees. Dėl to mylėkite ir tarnaukite bhaktams. The more you do that, the more you're liberated. Ir kuo daugiau tai darysite, tuo labiau pažengę laisvesni būsite, išvaduoti būsite. Lord Chaitanya says, you may have a doubt. Viešpats Chaitanya sakė, gali kilti abejonės. I found this shloka accidentally in Chaitanya Bhagavad. Chaitanya Bhagavato šitą posmą radau visiškai atsitiktinai. It's Antya Kanda chapter 3 verse 486. Chaitanya Bhagavata Antya Kanda 3 skyrius 482 posmas. Lord Chaitanya is talking to his spiritual master Ishwara Puri about the good fortune of Devananda Pandit, who got the service of Krishna Pandit. Chaitanya Mahaprabhu kreipėsi į savo dvasinį mokytoją Ishwara Puri ir jis kalba apie Devananda Panditą, kaip jam pasisekė, kad jis turėjo galimybę pasitarnauti Vakreshvarai Panditui. So the Sanskrit says, will somebody become perfect or not in the infallible service of Lord Achyuta? We may have a doubt. Taigi neaišku, ar kažkam pasiseks jo tarnystę neklystančiam, nepuolančiam viešpačiui Achyutai. That means, think about that. That means, if you haven't seen somebody for a long time, your guess is as good as mine. Are they doing spiritual practices? Taigi, ir jeigu kažko jau ilgą laiką nematėt, tai galima tiesiog spėti, kad kažkokios bėdos su jo dvasinė praktika. Then Lord Chaitanya continues. Ir viešpats Chaitanya tęsia toliau. If somebody develop attachment to serving devotees, don't doubt it. Bet jeigu kažkas įgyja skonį, prisirišimą tarnystei bhaktams, galite net neabejoti. Just love devotees and serve devotees. Don't doubt it. Taigi, išvada paprasta. Tiesiog tarnaukite bhaktams, mylėkite bhaktus. Net neabejokite tuo. So, by loving devotees and serving devotees, your ego is removed. Ir jeigu mylėsite bhaktus, jeigu tarnausite bhaktams, tai jūsų egoizmui ateis galas. And you have some ego? Talk with other ladies. What do you do? Ir jeigu dar tas ego pasipūtęs, pasitarkite su kitomis matažėmis. Ką jūs darote? Parikrama? Yeah, it's time for parikrama. Taigi, dabar bus tulasi parikrama. Here. Niekas net nesuprato, ką aš pasakiau.
O knygų mes neturim? Okay. Bus Govardhana Parikrama. Can we start? No. Jo, tai tada pastatom. Hey, Dale, what about the other questions? Hey, we have to tell the other people that asked the questions. If we didn't answer your question, then come and see me personally and ask the question later. Jeigu kažkurie jūsų klausimai, kuriuos jūs užrašėte, buvo neatsakyti, tai galite prieiti prie Maharadžo asmeniškai ir Maharadžas jums atsakys. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Sankirtanaya Ki Jai Prabhupada Ki